Sudėtinės palūkanos – tai vienas galingiausių finansinių įrankių, kuris ypač didelį poveikį parodo investuojant ilgą laiką. Kuo skiriasi paprastorios ir sudėtingės palūkanos? Paprastosios palūkanos skaičiuojamos tik nuo pradinės sumos, o sudėtinės palūkanos skaičiuojamos ne tik nuo investuoto kapitalo, bet ir nuo jau sukauptų palūkanų. Šis efektas laikui bėgant sukuria eksponentinį augimą, kuris gali reikšmingai padidinti investicijų vertę. Įtakos skaičiavimui ir sudėtinių palūkanų efektui turi ir palūkanų išmokėjimo dažnumas, arba kitaip sakant intervalai. Pavyzdžiui, net jei metinės palūkanos tos pačios, bet vienu atveju palūkanos išmokamos kartą per metus, o kitu atveju kartą per mėnesį, tuomet skaičiuojant sudėtinės palūkanas didesnį rezultatą pasieks atvejis, kuomet palūkanos išmokamos kas mėnesį. Svarbiausias sudėtinių palūkanų aspektas – laikas. Ankstyvas investavimas suteikia galimybę maksimaliai išnaudoti augimo potencialą. Dėl to šis principas plačiai taikomas ne tik asmeniniuose finansuose, bet ir pensijų kaupime, investiciniuose fonduose bei verslo strategijose.